interneto plotmėje. Visą savaitgalį visa Lietuva būdravo, nes buvo persekiojamas femicidą galimai atlikęs pilietis. Taip pat vakar irgi dar viena byla pasiekė ir mūsų eterį, nes 15-metis užpuolė vyrą. Taigi tai yra mūsų realybė, bet kas dedasi su mūsų jaunimu? Iš tiesų toks kyla klausimas, nes viena vertus mes Lietuva dažnai esame pristatomi kaip valstybė, kurioje žmonėms iki 30 metų yra geriausia gyventi. Bet truputį šiek tiek pakalbėkime giliau. Ir Lina, gal nuo jūsų pradėsime. Kaip yra iš tiesų, kas dabar vyrauja jaunimo ugdymo galbūt tendencijose, jų pačių, sakykime, situacijoje, kokios yra problemos, kad mus vis pasiekia tokia informacija? Ypatingai, kai mes esame mokymuose, dažnai suaugę žmonės mums sako, ateis jauni žmonės, jauna karta ir viskas čia pas mus bus gerai. Bet šiaip skaičiai rodo tai, kad būtent ta Gen Z karta ir ateinančios kitos kartos, alfa turbūt dabar, žodžiu, karta, kurie eina. Ir beta nuo šių metų. Ir beta, dar kita karta. Jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, lyčių lygybės skaičius, ar ne, kaip karta visa, jinai eina daugiau į lyčių lygybę, žodžiu, kalba apie feminizmą ir panašiai. Bet jeigu mes išskiriam pagal lytį, tai daug labiau matom, kad vaikinai eina į radikalią pusę ir būtent grįžta į tas, sakykime, tų tradicinių vertybių erą, o merginos jau būtent kalba apie lyčių lygybę, apie feminizmą ir panašiai. Tai kas vyksta su mūsų jaunimu, tai iš esmės daug mes šnekam apie socialinius tinklus, per kuriuos yra labai lengva patekti į tas įvairias radikalizuojančias grupės kažkokias. Tai ir mes labai dažnai kalbėjom būtent su merginomis, ar ne, kaip joms būti, o būtent su vaikinais kaip nebūti. Ir atsirado, kas jiems pasakė, kaip jiems būti. Ir būtent čia buvo labai didelis toksai tas tarpas, kada jauni vaikinai pateko į grupės, kuriuose yra antifeminizmas, anti-LGBT klausimai, antimigracijos klausimai. Viskas tai, kas yra susijęs su žmogaus teisėmis, tose grupėse yra labai anti. Ir būtent viskas prasideda labai nuo mažų dalykų, nuo vadinamų juokelių, aš dedu į kabutes, nes tai nėra juokeliai, bet jauni žmonės tai priema kaip juokelius. Ir vėl neveikia mikrofonas. Dabar veikia mikrofonas, labai gerai. Tai vaikinai, ypatingai jauni vaikinai priema tą kaip juoką, nors tai visiškai nėra juokai ir tai yra tik pirmas pats žingsnis į būtent tą smurtinius veiksmus, kurie ateina jau vėliau. Tai pavyzdžiui, tokie paprasti pavyzdžiai, su mumis dalinasi, pavyzdžiui, mokytojai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, kad yra netgi tokių pasakymų iš 6-okų, 7-okų, vyresnių klasių, kur ateina ir sako, ar žinote, kodėl moterų pėdos yra trumpesnės arba mažesnės? Ir sako, dėl to, kad jos galėtų stovėti arčiau kriauklės. Tai yra 7-okų klasių pokalbiai, kuriuos perkelia į realų gyvenimą. Iš interneto į realų gyvenimą. Ir nuo to viskas prasideda. Tai yra juokeliai, tada atsiranda grupės, kurios palaiko šituos juokelius, legitimizuoja šituos juokelius. Ir tada jau einame apie tą, kad tai yra kažkokie tai komentarai internete, vėliau gali būti tie patys užpuolimai prasideda ir panašus. Ir jau mes nueiname net tą piramidę į viršų. Tai tas vyksta. Jeigu mes galvom, kad tai yra kažkur tai ne mūsų, ne Lietuvoje, kažkur ten Amerikoje galbūt, kažkur dar, tai dėja Lietuvoje irgi tas vyksta, galbūt ne taip viešai, bet tas vyksta ir jauni žmonės seka įvairius influencerius, nuomonės formuotojus, kurie būtent tą naratyvą, kad žmogaus teisės yra blogai, jas reikia atmesti, kadangi mūsų tema apie trans žmonės iš viso yra čia išsigalvojimas ir taip toliau. Ir šitas naratyvas yra jaunų žmonių tarpe. Tai nestebėtina vėliau, kad paskui mes tą turim ir suaugusių žmonių tarpe. Tai vadinasi, ta radikalizacijos ekosistema vis vien daugiausia prasideda internetinėje erdvėje.
Taip, ir ypatingai su jaunais žmonėmis. Būtent turbūt ta grupė, kurią labiausiai galima patraukti, yra maždaug taip 11, 12, 13 metų jauni žmonės, kurie iš esmės irgi ieškosi kažkokių tai savo naratyvų, kas jie yra, kaip jiems būti toje visuomenėje, ir jie randa tuos atsakymus būtent tokiose grupėse ir jau vėliau perauga į tokius vyresnius paauglius. Ajau, ar trans bendruomenė jau jaučia kažkokius šios radikalizacijos tarp jaunimo padarinius, ar jaučia, kad jau yra jie nukreipiami prieš trans bendruomenę, ar pasikeitė tendencijos per pastaruosius metus? Na, visų pirma, tai turbūt nesakyčiau, kad trans bendruomenė kažkurio metu jautėsi labai saugiai Lietuvoje, tad sunku išmatuoti tą nesaugumo jausmo pasikeitimą, bet internete tai tikrai matosi ir pats algoritmas, pavyzdžiui, kokį Facebooką žiūrint, atrodo tikrai prioritetizuoja kraštutinės dešinės įrašus, neapykantos komentarai nėra ištrinami, net juos reportinant. Ir internete tikrai jaučiasi tas saugumo jausmo nebuvimas. Manau, kad dėl to svarbu turėti irgi saugias erdves ir internete, taip pat ir trans žmonėms. Mes turime ir bendruomenės serverį, kur žmonės gali bendrauti tarpusavyje saugiau. Kalbant apie fizinį saugumą, tai irgi sunku pasakyti, nes ir anksčiau žmonės nesijautė saugiai, trans žmonės vis dar nėra pagal įstatymuose lytinė tapatybė, pavyzdžiui, nėra įtraukta prie nediskriminavimo pagrindų, taip pat prie saugomų bruožų, kai kalbam apie neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus. Tad tai irgi sukelia nesaugumą, kad mes nesijaučiame kaip bendruomenė, kad jeigu kažkas nutiktų, kad tikrai sulauktume visada tinkamo dėmesio ar neapykantos nusikaltimui, ar tai neapykantos kalbai internete. Lygių galimybių įstatymas jau, įstatymo projektas jau yra ant stalo. Gal galite sureaguoti, pakomentuoti, kaip tai, pakeitimai, jeigu jie bus priimti, ar jie paveiks trans žmonių situaciją kaip nors? Tai aš pirmiausiai gal tik pasakysiu, kad lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir aš pati jau keletą metų teikiame rekomendacijas, kad seniai turėtų būti įtvirtintas lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindai, kaip nediskriminavimo pagrindai. Dabar yra parengtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstatymo projektas, kuris turėtų greitų metų pasiekti Seimą. Tačiau reikia paminėti keletą dalykų pirmiausiai, kad neaišku, kaip bus Seime, kai pasieks Seimą, nes suprantama, kad komitetuose, įvairiose diskusijose ir matant apie radikalėjančias tendencijas, apie kurias kalbame, kad ieškome įvairiais etapais, ką apkaltinti dėl ko nors, ar ne? Visi jaučia stresą dėl hibridinio karo, dėl karo apskritai. Tai labai dažnai ir įvairiose bendruomenės translyčiai asmenys tampa tie, ant kurių išliejamas pyktis, ar ne, dėl viso kito, kas vyksta aplinkui. Ir tie, kas tą neapykantą kursto, tą ugnį kursto, pila žibalą dar labiau į tą ugnį, tai gaunasi toks atotrankos dar efektas. Tai mes nežinome, kas atsitiks, kai pasieks Seimą, bet tuo pačiu aš pasinaudodama progą noriu pakartoti trans žmonėms, kad ir dabar lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, nepaisant to, kad lyties tapatybės pagrindas nėra įvardintas tiesiogiai įstatyme, mes priimame skundus ir nagrinėjame skundus ir taip pat teikiame konsultacijas. Ir tokių konsultacijų turime ir skundų turime. Gali žmonėms kilti klausimas, kodėl sprendimai kai kurie nepaskelbti internete. Tai aš tiesiogiai pasakysiu klausimą būtent dėl žmonių apsaugos ir dėl to, kas vyksta viešoje erdvėje. Kai kurie sprendimai nėra skelbiami, siekiant apsaugoti būtent asmenys, kad jie nesusidurtų, nes tai yra pakankamai maža bendruomenė,
kad nesusidurtų su papildomu persekiojimu arba dėl to, kad jau išgyveno kažkokią diskriminaciją ir nesaugią situaciją. Gal dabar neteiksiu pavyzdžių, nes nesinori atskleiti, bet yra tikrai ir dėl pavyzdžiui, sveikatos gydymo, kai yra žmogus labai pažeidžiamoje situacijoje ir susiduria su diskriminacinė situacija ir yra vadinamas ne tos lyties asmeniu, paguldomas į kitą skyrių, ten, kur netinka, susiduria dar su iš kitų pacientų, su priekabiavimu ir seksualiniu priekabiavimu ir nėra pilnai apsaugoti. Tai mes tas situacijas jau dabar tyriame, teikiame įstaigoms rekomendacijas, sakome, kad jie yra jau dabar atsakingi pagal lygių galimybių įstatymą. Ir čia mums padeda Europos teisingumo teismas, kuris yra išaiškinęs jau tikrai labai seniai, 20 dar amžiuje, kad lyties pagrindas turi apimti ir lytinės tapatybės pagrindą. Ir tokią apsaugą turi garantuoti ES direktyvos, o lygių galimybių įstatymas yra tas įstatymas, kuriuo perkeliamos direktyvos. Ačiū. Kita vertus priminsiu visiems, kad vis vien mūsų konstitucinė doktrina sako, kad net ir Konstitucijos 29 straipsnis nenumato baigtinio saugomų pagrindų sąrašo. Ir dabar klausimas mūsų svečiui, girdite tiesiog, kas yra kalbama apie radikalizaciją, ar tai kažkaip rezonuoja su Suomijos patirtimi? You can notice that there is like homo and transphobic attitudes a lot, like especially when you work in groups with youth in less advantaged areas, for example. So it's clear that they are like being targeted with the radicalization that because there's generic fears of like their future, like will they have a place in society, will they be able to get a job, will they be able to have a decent life, and then often like there needs to be a group that is blamed for that. Like at the moment it's very often like gender ideology or transgender people. Of course there's other groups, for example immigrants, that are blamed for it, or for example, in UK, before the Brexit, it was East European workers. And then when after Brexit, for example, the East European workers are gone, now it's transgender people or Muslim people. So it's always like these groups that like have less possibilities are being tried to kind of feed a group that to blame, that let's blame the transgender people, for example, instead of like the society not providing the possibilities for decent life for them. Kalbant apie tuos kaltinančius asmenys, ar ne? Tie kaltinantis asmenys, kurie kaltina trans bendruomenę, jie tikėtina labiau ir yra linkę į tą radikalizaciją, pasigauti tuos, sakykime, pavojingus algoritmus ir visą kitą. Tai gal jūs, Lina, galėtumėte pakalbėti, koks tas yra profilis to žmogaus, ar ne? Nes gal čia net galima keletą šiokių tokių stereotipų sugriauti, nes mes kalbame galbūt apie, kad tai vaikai galbūt iš labai sudėtingų šeimų ar socialinės padėties ir visa kita. Tai kaip atrodo tas radikalizuotis linkusio jauno žmogaus profilis? Tai dažnai turbūt būna šitas stereotipas, kad galbūt tai yra taip iš sunkiau galbūt gyvenančių šeimų ir panašiai, bet tai visiškai neturi jokios reikšmės. Ir dar labai kas atsitinka, kai atsiduria kažkoks jaunas žmogus, kur čia kaip suaugę žmonės įgarsina labai geros šeimos. Nu, aš vėl dedu į tas tokias kabutes, sako, taigi čia tokios geros šeimos, vat ir taip elgiasi. Tai nėra kažkokio vieno apibrėžimo, koks tas jaunas žmogus galėtų būti. Dažniausiai tai yra žmogus beieškantis tiek savęs, tiek kaip būti šioje visuomenėje. Gali būti kartais, kad žmogus gali būti ir uždaresnis, pavyzdžiui, ar ne, bet lygiai taip pat ir jauni žmonės, kurie yra aktyvūs, jie gali irgi pasigauti šitas tendencijas, jeigu, nežinau, draugų kompanijoje, ar ne, mes turime kažkokį tai draugą, kuris, galbūt jau turi šitų įvairių idėjų ir norisi tiesiog pritapti prie tos grupės. Ir gali
gali, ir netgi kai kurie jauni žmonės nesutinka su šitom idėjom ir priešinasi jom viduje, bet viešojo erdvėje, ne, kadangi reikia kažkaip būti šitos, hebros dalis, tai vėlgi pritarė kažkokiam, nežinau, pasisakymam arba kažkokiem pasidalinimam ir panašiai. Tai to vieno kažkokio tai įvaizdžio nėra ir turbūt negali būti, kaip ir bet kur. Čia yra svarbu tai, kad kai mes kalbam apie jaunus žmonės, jie yra tie, kurie ieškosi savęs. Ir būtent čia yra tas momentas, kad arba jie pakliūna į šitas būtent grupės, arba jie nepakliūna. Dar kitas dalykas yra tai, kad čia labai gerai užsiminė apie socialinius tinklus. Buvo vienas, nežinau, ar jį galima pavadinti tyrimu, turbūt ne tyrimas, bet pasižiūrėjimas, tiesiog buvo užregistruotas, vienas vaikinas užsiregistravo į TikToką, sakykime, ar ne, visiškai su nauju profiliu, pasižiūrėti, kaip greitai jį pasiekė būtent tas turinys, kuris yra radikalizuojamas, ir ten buvo ar 15 ar 20 minučių be jokio algoritmo, kaip algoritmas greitai pagauna kažkokius tai ieškojimus ir pradeda mesti būtent tą turinį, ar ne, kažkokių ten kraštutinių dešinių, su įvairiais nukreiptais momentais prieš įvairias grupės, tai yra 15 arba 20 minučių. Vadinasi, kad tas kontentas arba tas turinys netgi pas tave ateina net nenorom kartais, už kurį tu gali užsikabinti. Tai va čia toksai tas ir algoritmas labai, labai greitas ir pasidaro. Ir tada, aišku, yra priklausomai nuo to, ar tave palaiko. Jeigu tave palaiko tavo draugai, yra dar lengviau patekti į tai, nes tu gauni palaikymą iš tavo, grupės, kuri yra tau labai labai svarbi, ir tada yra labai paprasta toliau tęsti, ieškoti būtent tos informacijos, kuri patvirtina tai, ką tu tiki. Ir taip ir atsiranda visi tie dalykai, kad paskui tavo algoritmas socialiniuose tinkluose yra vien tik tai užtersta šituo dalyku. Aišku, kalbant apie jaunus asmenis, jie negyvena kažkokiame vakume, ar ne? Jie gyvena ir šeimose dažniausiai, ir visuomenėje. Tai kalbant apie visuomenę, Birutė nesenai lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba atliko tyrimą dėl trans asmenų padėties. Tai kokie yra, pagrindiniai dalykai to tyrimo, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį? Pirmiausiai, tai norisi pasakyti didžiulį ačiū trans asmenims, kurie sutiko pasidalinti savo įžvalgomis ir dalyvavo kokybinė tyrime, ir mūsų komandos nariams, kurie tikrai stengiasi apimti kuo pasiekti kuo įvairesnius trans bendruomenės asmenis, tiek amžiaus prasme, tiek kilmės, socialinės padėties ir panašiai. Ir iš skirtingų miestų ar miestelių esančių žmonės. Tai ta padėtis, pirmiausiai mes vertinam ir visuomenės nuostatų tyrimą, tai dėja, bet reikia pasakyti, kad tai, ką kalba tiesiogiai žmonės, atsispindi ir visuomenės nuostatose. Nors kartais visuomenės nuostatos parodo šiek tiek gal ir net geresnį paveikslą, negu yra iš tikrųjų. Taip kartais atsitinka ir dėl to, kad žmonės apklausose atsako į tai, ką kas nors norėtų girdėti galbūt, ar ne. Tai tos visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad, pavyzdžiui, 36% apklaustųjų jaustųsi nepatogiai, jeigu jų vaiko mokykloje dirbtų translytis asmuo. Tai yra didelis skaičius, tai susidurti kažkam dirbant mokykloje su nuolat tokiu vertinimu ir žinoti apie tą vertinimą, ir jis gali tuo pačiu atsispindėti veiksmuose tiek kitų tėvų, tiek kitų mokytojų, nekalbant apie tai, kaip turėtų jaustis vaikas translytis esantis mokykloje. Ir mes esame girdėję pavyzdžių, kur sako, kad kreipiasi su tėvų prašymu, kartu jau remiant tėvams, kad kreiptųsi tos lyties, kurios yra žmogus, įvardžio. Mokykla, pavyzdžiui, sako, tol, kol nėra pakeisti dokumentai, mes nieko nesiruošiame daryti. Tai, man atrodo, yra absoliučiai žeminantis ir įžeidžiantis požiūris į kad nelabai ir įmanoma kartais tų dokumentų nepilnamečių. Būtent, tai yra tikrai labai sudėtinga. Teismai tą daro po truputį, nepaisant teisinio reguliavimo, bet įsivaizduokit, ką jaučia tada vaikas, kuris neturi, pavyzdžiui, tėvų palaikymo arba jokios artimos bendruomenės palaikymo. Tai yra
dar sudėtingesnės situacijos. Kalbant apie kitas apžvalgos dalis, vyko ir tas kokybinis sociologinis tyrimas, kai buvo apklausiami trans asmenys, tai kadangi laiką taupant, aš neapžvelginėsiu visų visuomenės nuomonės nuostatų, jos rodo, aišku, ir tam tikrą atskirti tiek būsto nuomos rinkoje, tiek darbo srityje, švietimo ir visose kitose srityse. Bet aišku, kad trans asmenys, ką išskiria, kad atsiduria Lietuvoje iš esmės tokiam užburtame rate dėl negalėjimo teisinę tranziciją pereiti ir tuo pačiu negalėti jos pereiti dėl socialinio savo pažeidžiamumo. Nes neturėjimas dokumentų, kurie atpažintų ir pripažintų tavo tikrąją lytį, taip kaip tu jautiesi ir kokias tu esi, žmogui neleidžia tada normaliai rasti darbo, nes ateina žmogus į darbą, sako, tu vienaip atrodai, dokumentas rodo ką kitą, švelnų žodžiai, ar ne? Tikrai turbūt ne tokiais žodžiais sako tiesiogiai žmogui. Ir iš esmės ta teisinė spraga šiuo metu užpildoma teismų praktikos tiktais, bet tai reiškia, kad žmonės vis tiek atsiduria tam uždaram rate, kad tu turi turėti pirmiausiai pinigų, procedūra vis dar yra patologizuota, pirmiausiai turi gauti diagnozę, kurios gavimas tave labai apsunkina, jis užtrunka visų pirma. Ne pas visus psichiatrus gali žmonės nueiti, nes ir ten kai kuriais atvejais susiduria su visišku nesupratimu savo ir negerbimu lytinės tapatybės, labai stereotipiniais klausimais kai kuriais atvejais. Tai apsunkina labai procedūrą ir galų gale teisminis procesas kainuoja taip pat pinigus. Ir kai kurie žmonės, žinot, sako, tai kokie čia pinigai, ten keli šimtai eurų, bet žmogui, kuris yra pažeidžiamoje situacijoje, negali jau ir taip susirasti būsto, nes nuolat susiduria diskriminacija, negali susirasti darbo, pasakyti, kad tai yra tik keli šimtai eurų, yra labai žeminantis, mano nuomonė, požiūris. Na, kalbant apie sveikatos priežiūrą, 22 metais buvo Lietuvoje įvesta naujas reguliavimas, leidžiantis trans asmenims gauti tam tikras paslaugas ir trans asmenys apžvalgoje įvardina, kad gerai, kad kai kurias paslaugas gali gauti nemokamai. Vis dėlto ne viskas yra labai paprasta, kad kai kurie gydytojai vis dar laikosi principo, kad reikia siūsti žmonės būtinai į tretinę lygio ligoninę, reiškia tik 3 tokios vietos Lietuvoje, kad negali net ir praėjus tas sveikatos paslaugas normaliai po to užsiregistruoti. Ir tiesioginė citata. Tu turi atsiskleisti kas antram žmogui. Tokios situacijos buvo gydymo įstaigose. Pavyzdžiui, neseniai per e-sveikatą aš registravausi pas gydytoją ir ėjau į kitą kliniką, nes buvo artimesnis laikas. Jie savo sistemoje priregistravė mane kaip kitą asmenį ir klausė, ar jūs čia tas pats? Ir vėl turiu kažkokiam žmogui aiškinti, kad aš keičiau lytį. Tas pats yra ir su užimtumo tarnyba. Tada tas pats buvo ir su, nežinau, biblioteka. Keičiant bibliotekos kortelę, vėl reikia sakyti, kad aš keičiau lytį. Vyko tas ir tas, taip ir taip. Ir taip realiai einant per kiekvieną įstaigą, kuri turi kažkokius tavo duomenis. Tai reiškia, žmogus, kas antroje vietoje turi atskleidinėti savo privačius duomenis, tai reiškia išgyvenimus papildomus, tikrai sunkumus susidūrimo. Ir iš esmės, tas patologizavimas, ką dar padaro, įstumia žmonės trans asmenys į dar pažeidžiamesnę situaciją, nes jie bijo tada prisipažinti apie kitus savo psichikos sveikatos iššūkius, kurie gali būti sąlygoti iš tos diskriminacijos ir neapykantos. Na ir nekalbant jau apie tokią dalį kaip neapykantos nusikaltimai ir diskriminacija bet kokiose sritise. Norėtųsi čia pacituoti vėl tiesiogiai žmonės, kurie dalyjosi savo patirtimis. Tai, pavyzdžiui, patirtis darbe. Kai pirmą savaitę atsiskleidžiau, nuvažiavau į darbą ir buvo kiek, 8 valanda ryto ir pakuotojas jau laukė. Paėmė, spyrė man į galvą iš niekur nieko, spėjau išvengti, spėjau sureaguoti. Jis norėjo muštis, bet aš išsitraukiau elektrošoką, tai persigalvojo. Bendradarbiai sakė, kad jeigu mes gyventume X šalyje, mes tau galvą nukapotume. 8 vyrukai ratu susėdė ir tau reikia pro juos praeiti. O dar šviesa būdavo išjungta, kaip siaubo filmas, sako Sofija. Tai yra tik tais kelios iliustracijos ir kelios citatos tų patirčių, kurios yra dažnos ir kasdienės. Ir kad jos įvairiose sritise su jomis susiduria. Tai ta apžvalga ir parodė turbūt, kad kad
trūksta sprendimų, trūksta aiškios politinės valios, trūksta aiškios strategijos ir įsiklausimo. Ir vis dar yra pataikaujama tam žaidimui, kad maždaug čia reikia suderinti skirtingų grupių interesus, bet čia nėra ką derinti, nes transasmenų lytinės tapatybės, pavyzdžiui, įstatymo, pripažinimo įstatymo priėmimas niekaip nepakenktų niekam kitam, netimtų jokių teisių iš nieko kito, nieko nepamažintų. Tai iš esmės tokio atstovėjimo ir reikalas, tačiau pristačius po tyrimo apžvalgos rekomendacijas įvairioms ministerijoms, mes suprantame, kad neaišku, kada bus ta pažanga ir panašu, kad kol kas jinai gali vykti tik per teismus, kurie, kaip matome, irgi ne visais atvejais sureaguoja į transasmenų skundus. Aišku, užaugo visa karta, nes praėjo beveik 18 metų nuo tada, kai L prieš Lietuvą sprendimas nėra įgyvendinamas. Taigi trans bendruomenė toliau gyvena šitame vakume teisinėme, bet kalbant apie pastaruosius metus ir pokyčius, ar yra kažkokių subtilesnių pokyčių, kurie pažeidžia trans bendruomenės teisės. Pavyzdžiui, teko girdėti, kad psichiatrai, kurie anksčiau užsimdavo trans situacijomis, nebeužsiema tuo. Tai ar yra tokių subtilių pokyčių? Nes teisėkūros lygmenių vargu, ar mes artimiausiu metu pamatysime kažkokį proveržį šitoj stagnacijoje, bet ar yra tokių subtilesnių dalykų? Taip, iš ties mes kada mes įkūrėm trans autonomiją prieš 4 metus ir viskai kalbam su valstybės institucijom apie galimus pokyčius, visada yra tas, kad per Seimą tai sunkiai praeis, čia gal kažkaip kitaip galima, kažkaip mažesnius pakeitimus kažkokius padaryti, kuriuos lengviau, nežinau, per ministeriją kažkokį ministrų įsakymą pasirašyti, nes tiesiog nėra drąsos šviesti tus pačius ir Seimo narius, šviesti visuomenę, tai bandoma tą progresą pasiekti kitais būdais, kurį mes esam kaip valstybė įsipareigoję nuo 2007 metų per Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjo Lietuva tą bylą, kuri pareigoja Lietuvą priimti lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą ir garantuoti prieinamą sveikatos priežiūrą. Tada 2007 dar buvo kitoks požiūris, buvo tai vadinama viskas lyties keitimu, dabar suprantama, kad mes kalbam apie skirtingus aspektus, tai ir dokumentų keitimas yra teisinis aspektas, už kurį labiau atsakinga Teisingumo ministerija, sveikatos priežiūra yra kitas visai aspektas, už kurį atsakinga sveikatos apsaugos ministerija. Tai labiausiai su šitom ministerijom mums ir reikia bendrauti. Tai pavyzdžiui, prieš porą metų buvo pirmą kartą reglamentuota sveikatos priežiūra, iki tol buvo viskas tokiai pilkoj zonai, kad pas privačius gydytojus kai kuriuos gali, bet neaišku, ar čia yra neteisėta ar teisėta, tai priklauso nuo gydytojo. Dabar, kai reglamentuota, yra reglamentuota tik tai diagnozės gavimas ir hormonų gavimas pilnamečiams asmenims. Tai buvo ir nepilnamečių žmonių, kurie galbūt pradėjo hormonų terapiją anksčiau, bet dabar jie nebegali jos gauti, nes ministerija kažkaip išaiškino, kad kadangi reglamentuota tik suaugusiems žmonėms, tai nepilnamečiams nieko negalim. Tai čia kalbam... Tiesiog remiasi civilinio kodeksu, kaip yra dabar. Taip, civiliniam kodekse beje parašyta, kad lytį gali keisti nesusituokę pilnamečiai Lietuvos piliečiai. Tai buvo atveju ir kai nueina žmonės pas gydytojus, trans žmonės, kurie yra susituokę ir sako, mes jums negalim išrašyti hormonų, nes jūs susituokę. Tai visiškai toks, nežinau, komedija, bet labiau verkti norisi. Tai čia vienas aspektas su sveikatos priežiūra. Taip pat yra psichiatrų, kurie gal anksčiau dirbdavo su trans žmonėm, bet dabar sako, mes nebedirbam, nes negalima. Nors pagal aprašą galima. Aprašas niekur nedingo. Bet kažkodėl galvoja, kad tik tos tretinio lygio klinikos gali dirbti, nes čia labai sudėtinga ta sveikatos priežiūra trans žmonių. Nežinau, mes kažkokie ateiviai ir yra, nežinau, gal tik keli specialistai pagal supratimą, kurie gali su mumis dirbti, kas yra netiesa. Nėra tas sudėtinga tokia sveikatos priežiūra, hormonai yra skiriami ir cislyčiams žmonėms, taip pat ir nepilnamečiams cislyčiams žmonėms, bet translyčiams žmonėms kažkodėl situacija pasidaro sudėtingesnė.
Tai iš vienos pusės dabar galim nueiti polikliniką žmonės, bet reikia praeiti pro vis tiek gan ilgą procesą. Kai jau, tarkim, tose tretinio lygio klinikose, tada gali iš poliklinikai paskui gauti hormonų. Bet iš kitos pusės ir pasudėtingėjo procesas, kad vieni žmonė palengvėjo, kitiem pasudėtingėjo, tai niekad atrodo su tokiais mažais pokyčiais, kurie tik šiek tiek pagerina situaciją, kažkam negali iki galo laimėti. Buvo irgi teigiamų pokyčių, pavyzdžiui, kad galima pasikeisti vardą paprasčiau per civilinę metrikaciją, kaip ir visi žmonės, kurie nori pasikeisti vardą, tik tam vis tiek reikia diagnozės. Ir iš dalies tai galimai apsunkino ir kai kuriems žmonėms per teismus keitimą asmens dokumentų, nes jiems buvo pasakyta, tai pirmą turit pasikeisti vardą pavardę, o tada ateiti į teismą keistis lyties žymenį. Tai tokių nesąmonės, kad tada, pasikeiti dokumentus vieną kartą, kad galėtum po to antrą kartą pasikeisti. Tai irgi kaip gyventi žmogui, kad neturi normalių dokumentų mėnesius ar metus. Tai čia tokie maži pavyzdžiai. Kaip ta situacija tuo pačiu ir gerėja, ir blogėja, ir sunku pasakyti, kam ji pagerės, kam pablogės po tam tikrų sprendimų priėmimo. Kalbant dar šiek tiek apie švietimą, jūs pats esat mokytojas, trans mokytojas. Kas paskatino iš tiesų rinktis tokią nelengvą profesiją ir kaip tiesiog jums sekasi, nes Lietuvoje mes neturime iki šiol turbūt nei vieno tokio atvejo, kad turėtume atvirą trans mokytoją. Netvirą tikiu, kad turime, bet atvirą vargu. Tai iš tiesų gal kokių porą įkvėpimo žodžių taip pat pasakytumėte mūsų bendruomeniai. Well, firstly, I was a teacher before I was out as a trans, so it would have required a career change otherwise. So I just kind of, when I realized that, okay, I need to transition, I was like, okay, I will try to continue. I think the most difficult phase was actually when you are mid-transition, when people can't quite gender you, they don't know really like how to react to you, which was like, there was a lot of questions, like a lot of youth are asking questions. Not all of them are like malicious, they're just curious, like they're asking things. But later on, I would say it got much easier, kind of like as a binary trans man, it's like now people mostly like gender me as a man, and I don't get much questions. If someone, like, I don't introduce myself as, hey, I'm a trans teacher. But if someone goes and Googles me, they will find out I'm a trans teacher. But like, usually I'm willing to discuss it as long as the discussion maintains like respectful, for example. So I think, yeah, it's a possible career path. Sometimes like I receive more questions like kind of mid-transition about being gay, like than being trans. But like sometimes it was like, for example, like because I work as a PE teacher and I was working with as a boys PE teacher in a school, so it's teenage boys who often in those groups there is a lot of homophobia. So they'd be sometimes like at COVID times, for example, I had a face mask which had a rainbow. So they were like, oh my God, why do we have that rainbow? I was like, well, because I'm gay. And they'd be like, oh my God, are you gay? I was like, yes, I'm gay, but like, actually, to be honest, then I'd just turn it kind of like I think I'm quite like mildly gay. If I could choose, I could be like really, really massively gay. And then they'd kind of get really into it, be like, oh my God, yeah. So you really want to be like the biggest gay around? I was like, yeah, that's actually my goal. Like, I totally want to be that. And then after that, we were actually really cool. That's a good one. Iš tiesų, kai mes kalbame, dar grįžtant šiek tiek prie radikalizacijos, dažnai žmonės, kurie linkia radikalizaciją, jie dažnai nukreipia savo energiją, sakykime, į menamą apsaugą vaikų, moterų teisių, tada prasideda visokie tualetų naudojimo kontekstai ir visa kita. Tai čia klausimas toks bendras visiems.
ką atsakyti tokiems žmonėms? Ar jūs manote, kad tai yra tikrai toksai giluminis neva žmonių susirūpinimas, ar tai yra tiesiog būdas kažkaip normalizuoti savo tas pažiūras? Ką galime tiesiog atsakyti tokiems žmonėms, galbūt ir žiūrinčių tokių yra? Tiesą pasakius, šitą mes labai dažnai per mokymus susilaukiam iš suaugusių žmonių. Ir aš dažnai sakau, kad bet šitos yra tas apie tualetus, žodžiu, kad dabar, tai kodėl dabar čia, žodžiu, eis ir bus daug prievartos tualetuose pas moteris ir taip toliau. Ir sakau, bet žinokit, šitos klausimus ne moteris kelia. Nu, nėra, ne šitų klausimų, nes jūs keliate šitos klausimus, bet kai ateina iš tikrųjų klausimai apie smurtą lyties pagrindu, kažkaip netikėtai tie žmonės išnyksta ir sako, ne, čia pas mus problemos tai nėra. Bet jau tualetų problema, wow, masinė, tikrai. Tai aš visada, ką kažkaip tai stengiuosi daryti, pakartoti iš pradžių klausimą ir pasakyti, ar iš tikrai supranti, ką tu klausi manęs, nes tai, ką tu klausi, nėra, nu, ne apie tai tu klausi, ar ne? Ir tada tiesiog mes kalbamės labai apie, nu, tikrai apie tas giluminės nuostatas, kurias tu turi, nes klausimas nėra apie tualetus, tau nerūpi tie tualetai. Tau rūpi apie tai, kad tu iš tikrųjų esi transfobas arba transfobė, ne? Ir kaip kitaip pasakyti, kad aš tokia esu nepasakant to. Tai va čia yra turbūt sunkiausias dalykas, nes tikrai šitie klausimai atsiranda apie vaikus, žodžiu, tai čia yra klasikinis turbūt klausimas, o tai kaip čia dabar vaikai ir panašiai. Bet kai iš tikrųjų ateina klausimai apie kažkokias vaikų teisės, tai tada sako, nu žinokit, pas mus viskas jau yra sutvarkyta, nereikia jokių ten, žodžiu, mums įstatymų naujų, nieko, pas mus viskas gerai. Bet tik tai, kai ateina klausimus apie trans žmonės, tada jau vaikai yra pagrindinis, žodžiu, nuo ko čia mums reikia apsaugoti. O iš tikrųjų saugoti yra daugiau nuo ko, negu, nu, žodžiu, tikrai nuo ko yra saugoti ir trans bendruomenė nėra ta bendruomenė, ne? Tai žodžiu, tai man visada yra toksai dalykas, kad dar kartą perklausi ir tada grįžti iki to šaknies klausimo, apie ką tas yra, nes klausimas tikrai nėra apie tai. Tai čia toksai vienas, bet čia yra klasikiniai klausimai, su kuo mes dažnai susidurėm. Ir jeigu mes dažnai sakom, kad nu jau dabar yra 25 metai, mes jau labai daug pažengėm žmogaus teisų srity, tai aš kviečiu nuvažiuoti į bendruomenės ir išvažiuoti iš Vilniaus, bet ir tas pačias Vilniaus, nes labai dažnai sako, nu čia pas jūs Vilniui, tai jau viskas gerai. Tai nueiti į bendruomenės ir iš tikrųjų pasišnekėti LGBT tema apskritai, nes mes grįžtam kai kada per mokymus į tokias atgal, tokius 10 metų atgal, kur reikia aiškinti netgi savokas, nes žmonės nesupranta net paprastų savokų. Tai ką jau kalbėti, kad kai mes kalbam apie kažkokias teisės, kur žmonės nežino savokų. Tai va čia yra didelė problema ir nu, turbūt nevyriausybinės organizacijos tą ir daro. Važiuoja šnekėti tam, kad šiek tiek bent jau tas šaknis pajudinti ir pradėti kalbėti, nes kaip ir minėjau, nors dabar mes einame tolyn metais, bet žmogaus teisų klausimais mes grįžtam atgal labai. Norisi dar pridėti, man labai atrodo priklauso nuo to, kas sako šitus žodžius, nes kai kurie sako labai sąmoningai žinodami, kad tai yra netiesa, kad tai yra paskatins tiesiog neapykantą trans žmonių atveju. Tarp tokių žmonių yra politikai. Tai jiems gal reikėtų kartais ir atgręžti ir pasakyti, tai žiūrėkite, kada jūs paskutinį kartą teikėte iniciatyvą dėl to, kad, pavyzdžiui, seksas be sutikimo būtų pripažintas pažeidimu. Kada paskutinį kartą teikėte iniciatyvą, kuri geriau apsaugotų tuos pačius vaikus nuo smurto mokyklose, nuo patyčių mokyklose, ką jūs padarėte, kokių žingsnių ėmėtės. Ir tuo pačiu tiesiai įvardinti, kad ta kalba, kurią jūs skleidžiate, turi tiesioginę įtaką psichikos sveikatai ir tuo pačiu žmonių gyvybei. Nes psichikos sveikata labai tampriai susijusi. Ir ką mūsų apžvalga parodė, kai kurie žmonės ir sakė, kad aš jau kartais buvau tokiam lygyje, kad nebežinojau. Atrodė, kad jau dabar arba reikia kažko imtis ir kažkokių priemonių imtis, arba tiesiogiai pasakė, jaučiu, kad nusižudysiu. Tai man atrodo, kad įvardinti reikia tą tiesiogiai, pasakyti, atgręžti atsakomybę
Ir dar priklauso nuo vietos. Jeigu tai daroma, pavyzdžiui, darbo vietoje arba kažkur kitur, tai gal priminti dar ir apie įstatyminės pareigas, kad jie tuo pačiu iš esmės kuria bauginančią aplinką, diskriminacinę aplinką, nepriklausomai tuo atveju, ar yra šalia transasmuo ar ne. Ir kad kuria tokią aplinką, kurioje žmonės ir kiti gali jaustis nesaugiai. Nes neaišku, kada ateis, kaip ir minėjau, kad neaišku, kada ateis kažkurios kitos grupės, ar ne, vieta arba laikas, kurią tada vadinsime kažkokią nepageidaujamą, nenorimą, arba kurios teisės nori apriboti. Taip, pritariu irgi Birutė, kad svarbu galvojant, ką atsakyti, žinoti, kas šneka. Ir be abejo, žmonės, kurie turi didesnę platformą, turi didesnę atsakomybę, ypač politikai, kurie naudojasi trans žmonėmis kaip kažkokiais atpirkimo ožiais, kad susilauktų populiarumo taškų ir nereiktų spręsti kažkokių realių problemų, bet vietoj to labai lengva pasinaudoti žmonių neapykantą ir nesupratimu. Kartais kalbam su žmonėm, kad reikia švietimo, bet kam reikia švietimo, kas tą švietimą turėtų vykdyti. Tai kartais galvoja, reikia tėvams švietimo, nes dažnai tėvai būna susirūpinę, o čia, nežinau, trans žmonės pavers mano vaikus trans ir visi vaikai bus trans ir bus labai nepatogu gyventi. Bet galbūt patys nėra gyvenę sutikę trans žmogaus, matot mus kaip kažkokį baubą. Ir tai turbūt daugumai žmonių yra, kurie turi transfobiškas pažiūras, kad jie tiesiog nepažįsta trans žmonių. Ir teoriškai galima labai sukurti kažkokį demoną savo galvoje ir taip ir veikia nužmoginimas, ir taip ir veikia neapykanta ir jos visos formos, kad tu matai žmogų ne kaip žmogų, o kaip kažkokią, nežinau, ideologiją ar mitinę būtybę savo galvoje. Ir kalbant apie internetą, irgi kartais atrodo, kad žmonės, kurie internete skleidžia neapykantos kalbą, na turbūt jie gyvai taip nekalbėtų, nes labai, man atrodo, skiriasi tas bendravimas, kaip tu internete bendrauji su žmogum, lyg, nežinau, būtumėt ten draugelį ir galėtų tau bet ką sakyti, bet gyvai sutikęs, taip žmogus dažniausiai nešneka. Tai man atrodo labai svarbu irgi kažkaip šviestis žmonėms ir išmokti bendrauti. Ir kai kalbam apie, tarkim, labiau sisteminį lygį, irgi, kai kalbam apie trans žmonės, yra kažkoks supratimas, kad mes čia reikalavim specialių teisių ir kažkokių labai ypatingų dalykų, kurių niekas kitas neturi. Bet ne, mes kalbam apie žmogaus teisės, kurios yra visiems svarbios ir reikalingos. Ir nėra kažkokios svarstyklės, kur viena grupė gauna, tada kita netinka. Tai mes kalbame ir apie teisę į sveikatos priežiūrą visiems, ne tik trans žmonės. Mes norim, kad tik trans žmonės galėtų gauti ten nuostabią sveikatos priežiūrą, o visi kiti, koks skirtumas, kokia ten sveikatos priežiūra. Ne, mes visi kovavom už tą patį, už teisę į kūno autonomiją. Tai čia nėra, kad irgi kūno autonomija tik trans žmonėms. Ne, kūno autonomija visiems, teisė į savo kūną, kad jis būtų gerbiamas, kad sprendimus galėtum priimti pats ar pati susijusius su savo kūnu. Tai, man atrodo, svarbiau yra tą auginti solidarumą ir per kažkokį bendravimą ir švietimąsi kartu, o ne tik tai kalbėti, nežinau, turėti nuostabų galbūt supratimą, kas yra trans žmogus, bet visus kitus teisės, nėra, nežinau, visų kitų žmonių teisės nėra svarbios. Taip nėra. Tai va, irgi nėra taip, kad čia mes kalbam tik apie vieną grupę ir tada viskas bus gerai, kai visi supras, kas yra trans žmonės. Actually, aš norėčiau dar kitą klausimą paklausti šiek tiek dar apie švietimą. Ar, pavyzdžiui, iš tiesų nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms, maybe I can ask in English. Yeah. So, just to sum it up, for the sake of simplicity, do you actually in Finland receive some backlash in schools from parents when it comes to, let's say, inclusive education
or similar matters, because in Lithuania it still is, I think, a common feature. It is hard to get into Lithuanian schools for LGBTIQ organizations, for trans organizations, and so on and so forth, with diversity education. So how it is in Finland? Can you, draw some comparisons or some issues or some achievements maybe? I think you can see in some online spaces people complaining about LGBTQ education, but it is included in the national curriculum, so it's not like the parents can actually really be like, oh, this LGBTQ organization is visiting our school, because it's not just the organizations making visits to school, but for example, in the subject of health education, it is included in the curriculum and in the school books and everything. So it's not a thing that actually, it doesn't leave the responsibility to the school and the teacher whether they include it or not. It has to be included. Aišku, mūsų situacijoje tai yra prašiau, nes tokio privalomo švietimo įvairovės tema nėra, bet kalbant apie švietimą, iš tiesų tiek Birutė, jūsų tarnyba netiesiogiai dirba su švietimu ar bent jau konsultacijomis. Galbūt jūs ten irgi pastebėte kažkokių tendencijų tarp darbdavių, kalbant apie, sakykime, labiau tokį imlumą įvairovės temams, gal kažkokių ir gerų tendencijų galima pastebėti. Taip, kolegos ir kolegės tarnyboje tikrai dirba tiek su darbdaviais, su švietimu, tam tikra prasme, su švietėjais gal labiau, ne tiek tiesiogiai, kad patys į mokyklas važiuotumėm, tačiau turėjom ir tokių tikrai iniciatyvų per savo praktiką. Tai konsultuojame, teikiame rekomendacijas, kaip reikėtų mokykloje užtikrinti saugią aplinką trans moksleiviams ir moksleiviams. Ir yra tikrai ir gerų pavyzdžių. Esame turėję, kur skambina iš mokyklų ir tiesiogiai teiraujasi, ką mes galėtumėm padaryti konkrečioje mokykloje, kokių žingsnių galėtumėm imtis. Suturėjus ir skambutį iš socialinės darbuotojas apie labai vieną pažeidžiamą paauglį, kuris neturi palaikymo savo labai mažo miestelio, kaimo iš tikrųjų bendruomenėje, neturi tėvų palaikymo ir kuri teiraujasi, o ką aš galėčiau tada padaryti, kad bent kažkaip būčiau bent vienas žmogus, kuris galėtų kažkokį palaikymą suteikti, sako, tik aš nelabai žinau, nes neturiu jokios informacijos. Bet man atrodo, tai yra didžiulis pliusas, kad žmogus tada ieško jos ir teiraujasi, kur jos galėtų surasti. Ir kaip iš tikrųjų labai įdomu susisieja skirtingų žmonių teisų apsauga, nes tas žmogus skambino, pirmiausiai susisiekė su specializuotos pagalbos moterims centru ir jie nukreipia tada į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kur galėtų pasikonsultuoti. Matome taip pat ir darbdavių, kurie aktyviai stengiasi kalbėti šitą temą ir kviečiasi tada ir pačios trans bendruomenės asmenis bando įsivertinti savo procedūras darbe. Pavyzdžiui, ar yra sudarytos galimybės pasirašyti dokumentuose ar pateikti prašymuose, vidinėse sistemose tos lyties vardu ir taip pat sutvarkyti visokius ten korteles praėjimo, nes kažkam galbūt tai atrodo, man atrodytų ar ne, tai paprastas žingsnis, bet kai kuriais atvejais būna susietas su oficialiomis dokumentų sistemomis, tai tikrai yra darbdavių, kurie ieško būdų, kaip galėtų užtikrinti tą saugesnę aplinką ir trans asmenims. Bando, aišku, dalyvauti ir kažkokiose viešose akcijose, bet aš visą laiką sakau, svarbiausia darbdaviam ir įmonėm ne tik dalyvauti kažkokiose viešose palaikymo akcijose, bet taip pat užtikrinti, pirmiausia, imtis gerinti sąlygas pačioje savo darbo vietoje ir išsiaiškinti, kokios yra asmenų patirtis, galbūt anoniminių apklausų būdu, ne tai, kad prie visų atskleidžiant. Na, aišku, iš apžvalgos yra ir labai neigiamų pavyzdžių, kai yra atskleidžiama apie žmonių tranziciją, bet kadangi prašėt gerų pavyzdžių, tai gal šį kartą prie jų daugiau neapsistosiu, nes yra, man atrodo, žmonių, kurie stengiasi, yra mokytojų, kurie ieško atsakymų, yra mokytojų, kurie ieško atsakymą, ką daryti, kai ta, pavyzdžiui, sistema irgi tamų ir kitos neleidžia suvesti ar ne atseit žmogaus
tos lyties, kuria žmogus identifikuojasi. Tai yra mokyklų irgi, kurios ieško sprendimų, kaip užtikrinti, pavyzdžiui, persirengimo vietų prieinamumą ir klausia, tai ką daryti. Tai sakom labai paprastai, žinot, šiaip ne visi žmonės apskritai nori tose masinėse persirengimo vietose rengtis. Ne tik trans asmenys, tai padėtų užtikrinti didesnį saugumą, jeigu tiesiog padarytumėt kažkokią tokią praeinamą persirengimo vietą, kur žmogus gali užsirakinti, greit persirengti ir keliauti toliau. Tai tokių įvairių paprastų kasdienių galbūt pavyzdžių ir kasdienių klausimų atsiranda ir atsakymų. Na, aš manau, kalbant apie viešą palaikymą, tokiomis politinėmis sąlygomis tas viešas palaikymas įgauna labai didelį svorį. Bet aišku, pirmiausia, kalbėti reikia apie vidinius procesus, bet viešas palaikymas turbūt, na, tikrai įkvepia dalį bendruomenės ir irgi, na, savotišką saugumo jausmą turėtų suteikti. Nebejotinai, sakau, kad jos kartu turi tos priemonės eiti, jis tikrai labai reikšmingas. Kalbant šiek tiek apie Ajaus jūsų ir jūsų Rei aktyvizmą, iš tiesų jis yra, na, ne vienareikšmis, jūs neveikiate vien tik trans srityje, ne, jūs veikiate platesnė žmogaus teisų srityje, tai kuo, pavyzdžiui, jūsų aktyvizmas nukreiptas prieš kolonijinės struktūras jums svarbus ir kur, na, tam tikrai daliai galbūt mūsų žiūrovų galbūt reiktų atskleisti tam tikras sąsajas tarp šių dalykų. Taip, tai manęs labai daug klausdavo prieš kelis metus, kodėl aš esu, ne taip klausdavo, nenaudodavo termino genocidas, bet kodėl aš esu, pavyzdžiui, prieš palestiniečių genocidą, kaip queer žmogus, o juk Palestinoje labai neva homofobiški žmonės, kas, na, buvo daug ir dezinformacijos apie tai, bet kalbant apie pasipriešinimą genocidų, tai ką aš anksčiau kalbėjau apie neapykantą, neapykantos piramidę, genocidas yra, na, pati baisiausia neapykantos išraiška, labai materiali, kai tiesiog bandoma išnaikinti visą žmonių grupę. Ir kaip queer žmonės mes esame patyrę bandymų mūsų išnaikinti ir Lietuvoje žmonės dalyvavo ir holokauste, buvo naikinamos žmonių grupės ir žydai gyvena Lietuvoje, ir romai, ir kitų grupių atstovai. Tad atrodo man kaip ir natūralu, jeigu mes esame prieš neapykantą, prieš bandymą išnaikinti kažkokias žmonių grupės, tai mes turime tai taikyti universaliai, ne tik kai tai yra patogu, arba paprasta, arba kai Lietuvos vyriausybė galbūt, na, nežinau, man atrodo vis tiek į protestą už Ukrainą nueiti nėra sunku, nes jauti palaikymą iš visuomenės, taip pat ir iš vyriausybės pozicijos. Kažkaip protestus prieš genocidą Palestinoje neateina tiek daug žmonių, nes daug žmonių bijo. Į protestus galbūt už trans teisės irgi ne visada ateina daug žmonių, nes žmonės bijo. Ir yra galbūt supratimo trūkumas apie tai, kodėl visi šie dalykai yra, na, tarpusavėje susiję, kodėl žmogaus teisės yra universalios, kodėl neapykanta prieš vieną grupę kenkia visai visuomeniai ir visiems kitiems žmonėms, kodėl genocidas kažkur vykdomas toliau, ne prie pat mūsų sienos, taip pat yra ir mūsų problema, ypač jeigu mūsų šalis bendradarbiauja su valstybe, kuri vykdo tą genocidą. Ir kalbant apie dekolonialistinį požiūrį, tai ir ta pati lyties binariškumo sistema neatsirado iš niekur, labai susijusi ir nemažai kultūrų buvo išnaikintos ir taip pat išnaikinta ir įvairovė, kai kalbam apie įvairovę. Tai išnaikinta ir įvairovė kultūrinė, kuriuose kultūrose neegzistavo tik dvi lytis, arba iš vis galbūt lyties supratimas nebuvo grįstas kažkokiamis griežtomis rolėmis. Ir kai mes kalbam apie trans teisės, tai mes kalbam ir apie kūno autonomiją. Tai yra ir kūno autonomija, na, kad tavęs nenaikintų tokios tu esi, tavo bendruomenės ir apskritai žmonių. Tai taip labai trumpai, man atrodo, labai svarbu yra solidarizuoti su skirtingomis bendruomenėmis
ne vien iš kažkokios materialios naudos, galbūt man asmeniškai arba trans bendruomeniai, kad vat, aš solidarizuosiu su kažkuo, tada su manim solidarizuosis. Ne taip veikia. Veikia, nes tai yra svarbu ir nes žiaurūs dalykai, kurie vykdomi, yra mūsų žmogiška pareiga prieš juos pasisakyti ir mobilizuotis, nes mes taip pat ir nenorime, kad tokie dalykai vyktų čia arti ar mums, tai nenorime, kad vyktų ir žmonėms, kitiems žmonėms. Bet to pačiu tas skirstymas irgi galbūt neturėtų būti toks griežtas. Ar čia prieš Lietuvą kažkas vyksta, ar prieš palestiniečius, ar prieš ukrainiečius, visi mes esame žmonės, visi vaikai yra mūsų vaikai. Man patinka James Baldwin citata, kad visi vaikai pasaulyje yra mūsų vaikai ir tie, kurie to nemato, na, aš kažkaip netikiu jų žmogiškumu, kažkas tokio. Ir man atrodo labai svarbu yra suprasti, kad mobilizuotis prieš žiaurumus yra mūsų žmogiška pareiga. Ray, do you have something to add? That was a very good answer. Wait, I'm losing this thingy. Yeah, in general, like very often we hear the argument, for example, that in Palestine they are very, very homophobic or this kind of things, and kind of people are viewing that Europeans as more advanced, and that we would have to go somewhere to educate the less advanced people on, even though actually the situation is that the homophobia and transphobia, which are actually colonial imports, like you said, that they've, like many of the historical family structures or identities have been wiped out by European colonialism. So it's kind of like, actually, it is a Vatican import that everything that does not fit the patriarchal idea of heteronormative family, which is based on like free domestic labor of women in a heterosexual relationship, is something to be like despised of. And which is like, it's a colonial import that actually Europeans have brought all over the world. Ačiū už tai. Iš tiesų, kadangi mūsų laikas jau eina į pabaigą, galbūt kiekvienas ir kiekviena iš jūsų galėtumėt nurodyti vieną tokį, na, sakykime, svarbiausią problemą, kurią savo darbe norėtumėt atliepti per, na, ateinančius metus. Į ką reikėtų koncentruotis bendruomenė ir visiems, kurie ją palaiko. Tai aš galiu tiesiog pasakyti, kad mes toliau kviečiame labai trans asmenis ir kitus asmenis, kurie nori pasikonsultuoti taip pat dėl lygių galimybių užtikrinimo trans žmonėms, kreiptis į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Jeigu nežinote, ar tai yra mūsų klausimas, tiesiog paskambinkite, paklauskite arba parašykite. Mes esame atviri diskusijai, tai tą mes tikrai darysime. Ir ką darėme ir šią savaitę, praeitą komandos nariai organizavo mokymus sveikatos priežiūros specialistams, kaip reikėtų kalbėti ir dirbti su trans žmonėmis, kaip vengti žeminančio stereotipinių klausimų, atsižvelgiant į tai, kad suprantam visi, kad dar kurį laiką turbūt ta diagnozė bus reikalaujama, tai mes imamės tiesiog tokių priemonių, kurias galime padaryti dabar ir dabartinėme kontekste. Suprantat, kad įstatyminiai pokyčiai greitai neateis turbūt. Aš tai kaip iš nevyriausybinio sektoriaus, tai kalbėtis ir mes ir planuojam ir toliau kalbėtis ir šviesti, būtent važiuoti bendruomenės ir šviesti, nes aš ir norėjau pasakyti, kad vienas turbūt iš svarbiausių dalykų, ypač jeigu su jaunais žmonėmis turite, auginate, ugdote jaunus žmonės, kalbėkitės. Jeigu matote tos juokelius, kažkokius bajerius, dar kažką, stabdyti ir dekonstruoti visą tą naratyvą, kuris eina, nes
čia yra sunkiausias darbas. Ir nenuneikti jaunų žmonių, kad jie šitose bendruomenėse yra ir jie turi tokių idėjų, nes kai tik tai mes nuneigiam, iš karto jauni žmonės užsidaro. Ir čia yra labai labai sunkus darbas, nes tau viduje verda visas tas, kad tu girdi, kokią neteisybę šneka, bet atrasti tas būdus, kur mes per vidurį galim susitikti ir kalbėtis, tam, kad grįžtume į žmogaus teisų naratyvą. Tai aš labai linkiu kalbėtis ir girdėti. Man atrodo, šito mums ir trūksta turbūt, ir čia toksai linkėjimas, kad pagaliau po truputį sklaidytume tuos visus mitus ir visą tą, tokį jau ganėtinai smurtinį naratyvą. Na taip, prie kūčių stalo su giminėm pakalbėkime apie žmogaus teisės. Ypač jeigu nesame patys labai pažeidžiamos bendruomenės atstovai, manau, svarbu naudoti savo privilegijas kažkokias geram tikslui ir pasisakyti ir už tos žmonės, kurių gyvenimas galbūt sunkesnis negu mūsų. Tai be abejo palaikyti tas pačias bendruomenės tiesiogiai, tiek materialiai, tiek nueinant į protestus, tiek pasisakant viešai. Ir manau, kalbėtis irgi labai svarbu. Mes irgi veda mokymus, parašykit mums. Bet ir tiesiog kalbėtis ir girdėti, išgirsti, ką žmonės kalba apie savo patirtis. Yes, I agree. Listen to people's stories, and for example, like for the people, if there's anybody working in media, actually lift up trans voices. Like when there's discussion about, for example, trans healthcare or trans rights, actually like get trans people to be interviewed and to speak. For example, because in Finland we have at this, like Finland is very authority religious, like we really like to listen to authorities like doctors, for example. So every time we are talking about trans subjects in media, it's always a doctor invited to speak about it, not a trans person. And because, for example, Finland is quite a small country, we only have two transgender clinics, and so the number of the doctors is very limited, and we have a major problem that the Finnish gender clinics are infested with the anti-gender movement. Like one of the head doctors, for example, is an international anti-gender activist. So, like, yeah, instead of lifting up those doctors' voices, or if you lift them up, also mention that this person is an anti-gender activist working in groups that are classed as hate groups. And then instead maybe interview an actual trans person and hear what they have to say about it. Well, you have at least 2 transgender clinics in Lithuania. We have no trans-specific clinics, only general clinics. But that is also a problem because we have the clinics. Before we had the old trans law, which required that to get the diagnosis or to be able to change your legal gender, you had to have a diagnosis, but nobody else except those 2 clinics were allowed to give you the diagnosis. So even if you're willing to cough up money and go private, you're not allowed to do that. But the new trans law came in May 2023, so now legally you can change your gender just with the application and 1 month waiting period. But the COHER, which is under Social and Health Ministry, who makes the treatment recommendations, they for a long time refused to change the treatment guideline, which says that you cannot go anywhere else except these 2 clinics. Then the Parliament Ombudsman finally said you have to change it, but they only made they say technical change, but actually it was a cosmetic change. They were correcting spelling mistakes from the guideline, and they did not change. So at the moment, there's still the situation that legally you could go and get your diagnosis elsewhere, but all the doctors are scared of the governing bodies, and nobody dares to take a trans person outside the clinic. And the clinics, like, because there is only 2 of them, they are very crowded at the moment. Like, if you're over 30, probably academic, no mental health issues, no neurodivergent stuff, you might get through in 2 years. But if you're something else, you might easily wait 6 years. And for example, the youth clinics, they exist a youth clinic, but that is led by an anti-gender activist. So they admit that they decline even 80% of the referrals. So they don't even take the people in to be kind of studied that are you actually trans. And then of the 20%, like I
think in the Tampere clinic, 0 people under 80 have received the diagnosis in the last 4 years. So even though legally it's possible, technically it does not happen in real life. Na, galima pasakyti tik tiek, kad darbai tęsiasi ir Lietuvoje, ir Suomijoje, ir Europoje, ir pasaulyje. Ačiū visiems dalyvavusiems ir susitiksime Lithuanian Pride jau birželio 6 dieną. Iki.